Sveiki gyvi, brangus žiūrovai. Rodome Žemaitės komediją Trys mylimus. Tiksliau, nemylimus. Pristatau veikėjus. Kyverienė, turtinga ūkininkė, našlė. Jos dukterys Petronė, pikta senmergė. Domicė, naivi mergelė. Oziris, senas turtingas ūkininkas, potencialus jaunikis. Liudvikas, Kyverienės samdinys, melagis ir sukčius. Kartu su klasike apgailestaujame, kad kai kurie veikėjai, patekę į mūsų laikus, gerokai pasimetė ir pasikeitė. Tik apsukrusis Liudvikas atrodo liko toks pat, kaip ir anuomet. Nu į ką tokį nemylėti, klausykitės. Nu ką tokį nemylėti. Tris mylėti, tris apgaudinėti, laikyti tokio paslaptį. Juk galus jau antrį metrą nieką apie veiną kitą nežėna. Mane įrek tik tas dabar. Kuo greičiau prasisukt. Ir tik papult škurotis matą. Ir tik svarbiausia. Pinigėlis iš šalų. Milš. O aš taip noriu būt turtingas. Rimtai nekodant pilną vaikščio pinigų. O aš taip noriu būt galingas. Save mylėti ir turėti daug širdų. Save mylėti ir turėti. Ora atsigausi! Merkelis, ko čia dirba, tau ko čia to alą sakelt? Nu ir ko dabar nepasidalina tabėtis? Nu tikrai jau. Mam, Liudvikas! Vat visai, ka mane myli. Einu, donėlėms, mane myli. Manėm sakau. Nemylum, stavis mažylė. Myl. Ons ir davis nemyli, nepergyven. Mama. On sakė, Tora, sava tikroj mylimoj pat. Oi, dar. Sakė, kad sanu ir šenisės ate. Ką? Ja. An žalysis. Aš anam parazitų laksišką vysiu. Su katru pradėt, su to ir užbaigto. Ach, tu Liudvi, parazitė, tu iškam Labas, mamaitė. Liudvika, gera, kad tu anksčiau nepasirodė, tai būtum gavęs į kaulus. Kas apsidė? Bet tu jau manis ir neapmyli, matau, ne? Ja. Mamaitė, aš tave mylu baisę. Paklausyk, net eilėraštį sukūriau. Aš tave mylu baisę, kaip sraudono meilės laisvę. Kodėl? Juk tas merkas išgirs dukteris, man konanos pagalvos. Kas man tos mergas, kas man tos dukteris, man pūnus įspjautum tanų. O ne, ir tu saka, kad tu mane va taip sena. Įmylėsi, Anaja. Mamaitė, palauk. O kas tau trukdant jaunėti? Juk dabar Lietuvo tai grožio fabrikų pridyga. Tikra. Tu jau Vilnių veiną pažįstam. Nu, Dar. kad užtektų ir Nu. sako. Nu, į mamaitį bėg ruošteis. Aha, važiuoju. Bėg. Važiuoju. Ate. Nu, ate. Matot, ką priekmėčiai. Mano to savo grožio fabriką matys kaip savo ausis. Turiu pažįstam Vilnių felčerį. Jums už 20 eurų metų parafino privarystam kikrę. O aš taip noriu būt turtingas. Rimtai nekodant pilną
pinigų. O aš taip noriu būt galingas, save mylėti ir turėti daug šilų. Aš čia Ateičiau! Sakau, šiandien! Atėjau. Tu tep mane myli, ne? Tep tu mane myli. Petronėlį, aš tave mylu, paisės, apsaudonu, meilės vaistė. Vai, bitys, tokies, aš nesuprantu. Vai. Klausyk dabar, ko aš tau išpasakosiu. Nu? Aš tau 300 eurų daviau, kad tu man ekstais tabletį nupirktum, ne? Bet tu pasirėsi, ko tu man nupirka, vijagus dažuot. Nu, ką dabar? Petronėlį, atleisk, dovanok, aš ne tau ten nupirkau, aš tam kozeriau. Dariškai, per vėlą atsiprašinėti, juk aš ant išgėriau jau dolį. Tai ką? Ką? Mergūsi norėjau. Iškrėt, Jėzus, moj pinigs, Kodėl? Nu kada, išgeruojantis moterišką su vyrištietau jau žinau. Nu bet kad nu Viagros te paveiktų moterišką vyrus, nu tu dar nebori. Ko tu ten bombi? Aš čia nebombėk. Ateinu. Prisidarbai, dabar kažkur reik daryti. Kaip čia padarysi? Reik sugalvoti, pridirba dabar Dabar galvoti. aš nieko galvoti. Nu, Aš tau siūlau keisti lytį iki galą. nu čia dabar. Kadangi tau charakterį aš jau pažįstu, tai čia ne kažko daugiai betrūktų. Šitą va tau vyrišką atributą famt įstatų į valio. Ach, tu parazitė, tokiai ten siškais, tu apie to. Aš tave mylu. Aferistė to. Baisia. Aferistė. Bet mane gelbėk aferistą. Transvestitę tu. Viskas baigėsi tuo, kad Petronę už smurtą artimoje aplinkoje uždarė į areštinę. Pagaliau išsimiegojo ir jaunoji Domicė. Dar viena kaimo blondinė, svajojanti apie top modelio karjerą užsienyje. Labas, Liuda. Labas, Domicėli, labas. A tu tikra mane vėsi, išsiveši užsienį, padarysi pasaulinį žvaigždį. Išsivešiu, Domicėli, išsivešiu. Aš iš tavęs tokį žvaigždį padarysiu. Tokį žvaigždį padarysiu, kad net visus kaimus. Ne, ko ten visą plungį tau bus po kojom. Nu, tik tas vat supranti toks reikaliuks. Nu, kelionę pinigėlių neturiu. Nu, o ryto pat iš pat ryto metą mums įvažiuotume į fotobandymus. Va, pinigėlių. Daučiau liūdvėl, jeigu tikra mane myli. Nu, Jergatelė, Domicėlė, aš tai mylu, paisės ir traukiau, paisės. Ne. Nu, noriu važiuoti to gručiuku, darys pavalų, pasislėps nuo mamos, dausiau. O, kai gerą mamą turi. Na, į kovų, Domicėlį, liek ruošteis, nes tai su tave sponsorė nelauks. Jau einu ruoštis. Dar vieną navelį šmelžau. Nu, tik tas dabar mane reikia greičiau prasisukti. Kol Domicėlį iškišt kažką, kol Petronėlis iš nuots nepaleid, kol mama negrįž. Kur čia tai greitai skelbimą? Sens vokytis. Aiška jaunos blondėlis. Ne, išpervartai. Pažiūrėkime už Atlantikas. Jaunas amerikietis, aiška, lietuvaitis blondėlis. Gerai, pabandykim po telefonu. Hello! My name is Liudvikas. Lisvedija.
I am Lieutenant from Gels. Yes. Lieutenant from Gels, Ludwika. Okay, sir, okay. Domicele, tau arklę jau pakinkyti. Pagaliau horizonte pasirodo ir kaimynas Koziris. Jam jau daug metų peršama vyresnioji Petronė. Ale Koziriui labiau patinka. Ne Domicė. Pamatysit patys. O, labas, Kozeri, seniai matysi. Girdėjau, kabalėlį. Kame vaikka? Okia merga, jeigu negalite, ar būtumėte tai žmona, tai nekūrėma. Okia merga, jeigu būtų žinoma, kiekvienas žino, kad aistra, tik tai tapyjų ir tikra. Lai. Gerai nematau, kas ten darosi, bet darosi. Koziris net suplukęs, Liudvikas įraudęs, grįžta laimingas ir patenkintas. Nu pasileidai sienį su visam. Saka, meilę pasirašysi, tortų užrašysi. Nu nieko, aš jau tepį išdorsiu, net apkams manim svajoji. O aš taip noriu būt turtingas, ramiai miegodant pilną vaikščio pinigų. O aš taip noriu būt laimingas, save mylėti ir turėti daug žinių. Jau daug turi. Labadien, Liudviks klausia. Šakis, Kauno rajono. Jergu toliau, Domicėlis pirklė. Hello. Yes, Lithuania, Lieutenant from Gels, Ludvikas. 5,000 dollars. Okay, sir, okay. Domicėlį mažulė, kur tu esi, tavo laimė jau už durų. Liudviko ir svečio sandėris vyko greitai ir sėkmingai. Domicė buvo apgauta, išvežta nežinoma kryptimi ir paversta sekso verge. O tuo tarpu iš grožio fabriko grįžo ir senoji Kyverienė. Jos pasikeitimai pritrenkė visą kaimą. Danielė! Kur tu? Liudvik! Ašarėlė nuledėjo, nieks tokių dar neturėjo. Jeigu nori šičia pabučiuoti, mylėti manęs nenustok. Liudvik!
Liudviko, Liudvėlį, pažiūrė, Liudvėlį. Rak šalin, kam tų žolių atnešė, reikia savo karvę sušerti. Liudvėlį, aš eina turiu tai kaip pinigų, o pinigų kaip šeina. Man visas laikiau juodą dainą, bet toliau žmonės nemyli. Aš tus pinigus sudeginsiu, pats susideginsiu. Nedeginkis, ne aš tai mylu vaistą, serčia, mylu merkiškų vaistą. O tus vaistas paskabinsiu, varysiu, Liudvėlį, varysiu. Kas čia jums daromas? Liudvik, kas su tavim pasidarė? Pozerį, bet tu žydrus kažkoks esi. Mama, ant žydrus aš seniai tariau, kad ant žydrus. To parazitė, sąmonė, mane svengia, sodomice šekna dengia. Ach, tu mama, kur gyris, kur tai? O šalim, parazitą, tai žydruosi, tu jau supranti. Aš tu supranti. O ką tu čia plėščio, jai klaupsta? Priblokšta tokių įvykių, nuėjo šerti kiaulių. Bet vos tik persisvėrė per tvorą, jos krūtys ėmė ir susiplojo. Taip persigando, kad net atsisėdo. Tada susiplojo ir užpakalis. Netrukus per kaimą nuvilnijo širdį verianti rauda. Jei čia neliko nieko, tenai plati. Ką daryt? Jeigu eurai per nieką dabar išėsi, liko sungali šypsotis, net kumžiukai nemylės. Jei turi tik tokią širdį, niekas rankos neišties. Sapnavau, kad būtų gera nepasenti niekada. Bet dabar per tą aferą tik apsijuokiau deja. Ką daryt? Jei čia neliko nieko, tenai plati. Ką daryt? Jeigu eurai per nieką vėl vargšėsi. Ką daryt? Ko dabar daryti? Nu, vat ko dabar daryti? Ai. Atsitrenkusi į žiaurę tikrovę, motinėlė atsisėdo ir giliai susimąstė. Ji prisiminė ne tik savo jaunystę, bet ir tikrasias gyvenimo vertybės. O, mam! Žiūrėt, palengvys. Ne, palengvys, mam. Dabar net tas galvo, ne, kas? Neįtikėtina, bet netrukus iš sekso vergijos grįžo ir Domicė. Tiesa, nebe viena. O, laikau čia turbę parsinešę, geltoną jaudą tuočią. Tu nepavydėk, ko parsineš, tu nemylėsiam, o ne? Juk vaka ir Dievą dovana, ne vyrų mylėsi. A jo čia išproti išėjo tau. Vasarė. Praradęs pinigus bei viltį, atslinko ir Ozeris. O, tas parai. Kada kur gals, per dorną galvą aš pakaliau nepakai. O kur Liudvis? Nebėr. Dinga Liudvėlis kaip į vandenį, dinga. Į kokį vandenį?
Ant kitom dornelė makaronį švarkabintuntas. Tokiai tipa, ka pons nepražus. Teisybė sako, jeigu ateitie bus dar tokių naivių avienių ramanų, aš nepražus. Netrukus spektaklis baigsis. O ką darysit toliau? Mam, O kom darysim mes toliau? Nu, vat kom daryt? Manau, kad mes visi grįšim į praeitį. Juk ten viskas taip buvo aiškia, suprantama ir paprasta, ne taip kaip dabar. O va tik tas meilė, nu juk ta meilė, nu ant visur veinuoda. Meilė akla. Taigi mūsų herojai atsisveikina ir grįžta į Žemaitės laikus. Ir tik Liudvikas kartu su publika dainuoja toliau. 3, 4.